2026 m. Liepos 19 diena. Naktis nusileido virš Rusijos sostinės Maskvos. Maždaug už 280 mylių nuo Ukrainos esantis 13 milijonų gyventojų miestas miega. Tačiau Maskvos laukia nemalonus pabudimas. Nes Ukrainos dronų armija artėja link jos. Ne tik keli dronai ar net porą dešimčių jų. Daugiau nei 400 bepiločių orlaivių pakilo į dangų ir skrieja Rusijos politinės, ekonominės ir kultūrinės širdies link. Spiečiaus misija aiški – sėti chaosą Rusijos sostinėje, naikinti vertingą infrastruktūrą ir tęsti Kyjivo siekį padaryti karą kuo brangesnį ir nepakeliamą priešams. Kai dronai artėja prie Maskvos, miesto apsauginiai, radarų ir oro gynybos sistemų žiedai pradeda veikti. Tokios raketų sistemos kaip Pancir S1 įsijungia. Mobilūs oro gynybos daliniai nutaiko savo ginklus į dangų, o elektroninio karo sistemos pradeda skleisti trukdžių signalus aplinkui. Tačiau to per mažai ir per vėlu. Spiečius jau prie vartų ir jis per didelis, kad Rusijos išsekusios gynybos sistemos galėtų su juo susidoroti. Per kelias minutės pasigirs pirmieji sprogimai ir dūmai vėl užpildys Rusijos sostinės dangų. Ir šis išpuolis įvyko vos po 24 valandų, po to, kai Ukrainos sostinė Kyjivas patyrė vieną iš didžiausių atakų per visą karą. Liepos 18 naktį. Rusija nusprendė paleisti masinę balistinių raketų salvę į Kyjivą, aiškiai siekdama padaryti kuo daugiau žalos, nesvarbu kiek civilių pateks į kryžminę ugnį. Nakties metu į miesto oro erdvę buvo užfiksuotos įskrendančios 41 įvairaus tipo raketa. Daugelis jų skrido greičiau už garso greitį. Kai oro pavojaus sirenos pradėjo gausti Ukrainos sostinėje, gyventojams beveik neliko laiko iššokti iš lovų, susirinkti artimuosius ir ieškoti prieglobsčio. Prieš prasidedant sprogimams, raketų greitis ir manevringumas, kartu su jų gausa, padarė Ukrainos oro gynybai itin sunku susidoroti su šia ataka, kurioje, kaip pranešama, dalyvavo ir 125 Rusijos dronai. Ukraina sukūrė vieną sudėtingiausių daugiasluoksnių oro gynybos tinklų pasaulyje, kuriame naudojamos įvairios vakarų raketų sistemos, tokios kaip Patriot ir Iris TSLM. Senesnės sovietinės sistemos, tokios kaip S-300, elektroninės kovos trukdytuvai, automatinės bokštelės ir mobiliosios ugnies grupės, ginkluotos zenitiniais pabūklais, sunkiaisiais kulkosvaidžiais ir ant peties nešiojamomis raketų sistemomis. Deja, šaliai pavojingai trūksta brangių perėmimo raketų, reikalingų kovoti su greičiausiamis ir pavojingiausiamis Rusijos grėsmėmis, tokiomis kaip sparnuotosios ir balistinės raketos. Taigi, nors Ukrainos kariuomeniai pavyko numušti didžiąją daugumą bepiločių orlaivių, sunaikinti 108 iš 125, jie galėjo sustabdyti tik mažiau nei pusę raketų, tiksliau 18 iš jų. Likusi dalis pataikė į taikinius, o aplink Kyjivą nuaidėjo daugybė sprogimų, atnešdami dar daugiau niokojimų miestui, kuris jau nuolat kenčia nuo pat konflikto pradžios 2022 m. vasarį. Ore aidėjo sprogimai ir trenksmai. Daugelis raketų paliko po savęs griuvėsių krūvas ir siautėjančius gaisrus. Sprogimai įvyko keliuose miesto rajonuose. Buvo apgadinti gyvenamieji pastatai, sandėliai, bendrabutis ir prekybos centras. Visi šie pastatai buvo apgadinti naktį, pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko. Taip pat buvo apgadinta metro stotis netoli miesto centro, o netoliese esantis požeminis pėsčiųjų perėjimas įgriuvo, palikdamas tik griuvėsių krūvą, kurią gelbėtojams teko perinkti. Maždaug 600 iš tų darbuotojų, taip pat medikai, policijos pareigūnai ir kiti pagalbos tarnybų darbuotojai buvo iškviesti po atakos. Jie gesino gaisrus, valė nuolaužas, gelbėjo įstrigusius civilius ir teikė skubę medicinos pagalbą tiems, kuriems jos reikėjo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vėliau pranešė, kad žuvo bent vienas žmogus. Dar 16 buvo sužeisti, kelių būklė sunki. Andrijus Sybiha, laikinasis Ukrainos užsienio reikalų ministras, pareiškė, kad tai buvo didžiausia raketų ataka, kurią Kyjivas patyrė nuo karo pradžios. Ir sostinė nebuvo vienintelis Rusijos taikinys. Kol Kyjive vis dar degė gaisrai, Rusijos dronai ir bombos taip pat smogė kitiems miestams ir regionams visoje šalyje. Buvo pranešta apie atakas Zaporidžėje, kur žuvo vienas žmogus, ir Chersone, kur žuvo 2 žmonės, tarp jų 75 metų moteris. Dar vienas žmogus žuvo Dnipropetrovsko regione, o 16 metų berniukas žuvo Odesos mieste, kai Rusija atakavo pramogų parką. Ataka po atakos, sprogimas po sprogimo, mirtis po mirties. Rusijos negailestingas puolimas tęsiasi be pertraukų, tačiau Ukraina nebeturi tiesiog sėdėti ir kentėti. Dabar ji turi ginklų smogti giliai į Rusijos teritoriją, atsilygindama Kremliui už kiekvieną ataką. Ir valandomis po atakos prieš Kyjivą, Ukrainos pajėgos iš karto pradėjo ruoštis keršto smūgį.
Patyrusi tokį didžiulį išpuolį prieš savo sostinę, Ukraina nekantravo atsakyti panašių smūgių Maskvai. Taigi, Liepos 19 dieną, kai gelbėtojai dar dirbo Kyjivo gatvėse, Ukrainos dronų komandos ruošė didžiulį bepiločių orlaivių spiečių, sudarytą iš įvairių modelių, įskaitant masalų naudojamus dronus ir ilgojo nuotolio vienkartinius smogiamuosius dronus, tokias kaip Firepoint, FP, FP1. Ir kak tik nusileido saulė, spiečius buvo paleistas tamsos priedangoje. Šimtai Ukrainos dronų pakilo į dangų iš įvairių vietų, ir nors didžioji dauguma jų skriejo Rusijos sostinės link, Ukrainos vadai nesusitelkė vien tik į Maskvą. Jie taip pat norėjo užtikrinti, kad nebus pamirštos ir kitos vietos bei taikiniai, kurie buvo nemažiau svarbus, jei ne dar svarbesni. Kol šimtai dronų pradėjo ilgą skrydį šiaurės rytų kryptimi, mažesnis spiečius pasuko priešingą kryptimi į pietus Azovo jūros link. Tas gyvybiškai svarbus vandens telkinys, esantis tarp Krymo pusiasalio ir Rusijos žemyno, taip pat Juodoji jūra, kuri yra dar toliau į pietus. Rusijos šešėlinio laivyno laivai plačiai veikia šiuose vandens telkiniuose, neteisėtai eksportuodami naftą ir kitas prekes. Taip į Kremliaus iždą plaukia labai reikalingi pinigai. Taip pat pristatydami gyvybiškai svarbes atsargas į okupuotą pusiasalį. Tačiau pastarosiomis savaitėmis Ukraina sutelkė dėmesį į laivyno veiklos trikdymą, apgadindama ir net paskandindama daugybę tanklaivių, krovininių laivų ir kitų laivų, kai šie laivai mėgina plaukti tais vandenimis. O Liepos 19 naktį dar daugiau laivų turėjo patirti tą patį likimą. Vadovaujant nepilotuojamų sistemų pajėgų vadui Robertui Magyarui Brovdį, Ukrainos FPV dronų pilotai nukreipė savo kamikadzės tipo bepiločius orlaivius į taikinius, judėdami dideliu greičiu ir aprūpinti termovizorinėmis kameromis, kad lengvai atpažintų įvairius vandens paviršiuje išsibarsčiusius laivus. Dronams buvo nesunku nusitaikyti į Rusijos laivus, kurie buvo pernelyg dideli ir lėti, kad galėtų atlikti bet kokius išvengimo manevrus. Be to, išskyrus kelis ginkluotus sargybinius išsidėščiusius ant denių, šie laivai neturi jokios realios galimybės apsiginti nuo dronų atakų. Ukrainos dronai užfiksavo taikinius ir sparčiai artėjo prie laivų. Pirmasis sprogimas nuaidėjo, sukeldamas bangeles vandens paviršiuje. Kitų laivų įgulos ir kapitonai išgirdo smūgį ir pamatė liepsnas, tačiau neturėjo laiko apsisukti. Žinodami, kad jie bus kiti, viskas, ką jie galėjo padaryti, buvo laukti ir ruošti smūgį. Buvo pataikytas dar vienas laivas, paskui dar vienas ir dar vienas. O Ukrainos dronai taikėsi į svarbiausias kiekvieno laivo dalis, sprogdindami skylės jų korpusuose ir sukeldami gaisrus antstatų dalyse, palikdami juos nebegalinčius judėti ir rūkstančius, kai įgulos nariai bėgo prie gelbėjimosi valčių. Kai dulkės nusėdo, iš viso 7 laivai buvo apgadinti dronų. Tai padidino bendrą šešėlinę laivyno laivų, kuriuos Ukraina užpuolė Liepą, skaičių iki stulbinančių 183. Po šių įvykių Rusijos pareigūnai nusprendė sustabdyti laivybos operacijas Azovo jūroje. Tai turės tiesioginį poveikį šalies finansams, nes ji nebegalės gabenti naftos ir grūdų šiuo vandens keliu savo tarptautiniams pirkėjams. Kol dūmai kilo virš jūros, dar daugiau Ukrainos dronų ruošėsi smogti kitam svarbiam taikiniui sausumoje. Už daugelio mylių nuo Azovo jūros chaoso, Ukrainos dronų spiečius judėjo link Rusijos kontroliuojamos Chersono srities dalies. Jį valdė Ukrainos saugumo tarnybos Alfa specialiųjų operacijų centro operatorių komanda. Dronai netiesiog ieškojo atsitiktinių Rusijos taikinių, kuriuos galėtų apgadinti ar sunaikinti. Jie turėjo labai konkretų taikinį ir kiekvienas iš jų skrido tiesiai į jį. Tas taikinis buvo Rusijos federalinės saugumo tarnybos arba FSB koordinavimo centras, šiuolaikinė liūdnai pagarsėjusios Sovietų Sąjungos KGB įpėdinė, įsikūrusi senoje pensionato patalpoje, kurią Rusija pritaikė savo reikmėms po to, kai jų kariuomenė perėmė šios teritorijos kontrolę. Pranešama, kad centre bet kuriuo metu gali būti iki 100 kariškių ir FSB pareigūnų. Tikėtina, kad 10 žmonių buvo pastate ir ramiai miegojo ankstyvomis Liepos 20 valandomis, kai prie jų artėjo Ukrainos dronai. Jie manė, kad yra saugus ir turėjo tam pagristą priežastį, nes centras buvo griežtai saugomas. Pasak pačios Ukrainos saugumo tarnybos, objekte buvo keli ginkluoti sargybiniai, kurie stebėjo, ar neatsiranda kokių nors grėsmių. Rusijos pajėgos taip pat buvo įrengusios kontrolės postus aplinkinėje teritorijoje, kurie veikė smūgio metu, taip pat barjerus ir požeminės slėptuves, į kurias kariai ir karininkai galėjo pasitraukti, jei kiltų įtarimų dėl artėjančios atakos. Faktas, kad Rusija skyrė tiek daug išteklių šios vietos apsaugai, rodo, kokia ji svarbi. Daugeliu atžvilgių FSB yra visų Kremliaus karo pastangų smegenys. Todėl Maskva deda milžiniškas pastangas, kad jos žvalgybos agentūrų bazės ir būstinės būtų tokios saugios ir slaptos. Buvo laikas, kai Ukraina būtų sunkiai galėjusi smogti tokiai vietai. Ji paprasčiausiai neturėjo nei technologijų, nei pakankamai išteklių, kad apeitų Rusijos gynybą ir padarytų rimtą žalą FSB objektui. Tačiau tie laikai jau praėjo.
O Ukraina 2026 metais yra gerokai stipresnė nei anksčiau. Ji turi dronus, kurie yra greitesni, sumanesni, atsparesni ir aprūpinti didesnėmis, labiau niokojančiomis kovinėmis galvutėmis. Ir 13 iš tų dronų tuo jau turėjo smogti bazei. Jų pilotai stebėjo ekranus iš saugaus atstumo, esančio už kelių dešimčių mylių, kai jie artėjo prie savo taikinio. Jie praskrido virš Rusijos barjerų, aplenkė ginkluotus sargybinius ir stebėjo aplinką, pastebėdami, kad aplink objekto teritoriją stovi apie 70 transporto priemonių. Tai buvo aiškus ženklas, kad tuo metu viduje greičiausiai buvo dešimtys pareigūnų. Šio fakto padrasinti ir trokšdami suduoti stiprų smūgį priešo žvalgybos agentūrai, pilotai paspartino skrydį tolyn. Išsisklaidę jie nuskraidino savo dronus tiesiai į kompleksą. Vienas po kito dronai trenkėsi į taikinius, sprogdindami sienas ir stogus, sukeldami stiprius gaisrus, kurie siautėjo dar kelias valandas po atakos. Ataka buvo greita ir efektyvi, rusams palikdama labai mažai laiko sureaguoti ar atsakyti, o per kelias minutės didelės centro dalys virto dūmais. Neįmanoma pasakyti, kiek FSB darbuotojų buvo nužudyta ar sužeista nuo tada. Rusija tikrai artimiausių metų nepaskelbs jokių oficialių skaičių, tačiau nėra abejonių, kad agentūra tą naktį patyrė rimtą, labai rimtą smūgį. Tačiau didžiausia Ukrainos drono atakos dalis dar tik turėjo įvykti keli šimtai mylių į šiaurę, mieste, kuris turėjo būti saugiausias Rusijoje. Nors mažas didesnio dronų spiečiaus grupės nukrypo ir sėkmingai smogė savo taikiniams Azovo jūroje ir okupuotame Chersone, didžioji 400 bepiločių armijos dalis tiesiai patraukė į Rusijos sostinę, kai jie pasiekė miesto pakraščius. Kai kurie dronai buvo numušti Rusijos gynybos. Kai kurių signalus užblokavo Kremliaus naujausios elektroninės kovos sistemos. Jų ryšio ir navigacijos sistemoms sutrikus, jie pradėjo suktis ore ir nukrito ant žemės. Kitus numušė perėmėjai ir antžeminės komandos. Spiečius buvo lėtai ir palaipsniui mažinamas, tačiau jis buvo per didelis, kad Rusija galėtų jį visiškai sunaikinti. Ir daugelis bepiločių orlaivių prasiveržė pro Maskvos išorinį gynybos žiedą, prieš išsiskirstydami ir pasukdami link savo konkrečių taikinių. Kai kurie iš jų nuskubėjo į pramoninį Maskvos priemiestį Podolską, esantį vos už 25 mylių į pietus nuo paties Kremliaus, ir smogė dideliam naftos sandėliui. Tokios vietos tapo įprastais Kyjivo dronų taikiniais, nes Ukrainos pajėgos siekia smarkiai pakenkti Rusijos energetikos infrastruktūrai, svarbiam šalies ekonomikos ramsčiui. Kuo daugiau naftos sandėlių, perdirbimo gamyklų ir vamzdynų Ukraina gali pažeisti ar sunaikinti, tuo daugiau pinigą Rusija praras. Ir tuo sunkiau bus tęsti karą, o Podolsko terminalas buvo naujausias iš daugelio jau nukentėjusių taikinių. Vietos gyventojus iš miego pažadino sirenų ir sprogimų garsai. Daugelis grėbėsi telefonų ir puolė prie langų fiksuoti besivystančio chaoso. Vėliau internete pasirodžiusiose vaizdo kamerų įrašuose ir nuotraukose matėsi sunaikinimo vaizdai. Stori juodi dūmų stulpai kilo į viršų ir užpildė miesto dangų. O vietinis logistikos centras buvo skubiai evakuotas, baiminantis, kad į jį tiesiai įskrieja dar daugiau dronų. Toliau į rytus. Domodedovo miestas, kuriame yra vienas iš pagrindinių Maskvos oro uostų, taip pat turėjo pajusti visą Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų įniršį, kai jų dronai skriejo danguje ir smogė dar vienai svarbiai logistikos vietai – Južnie Vrati pramonės parkui. Ten Ukrainos dronai sukėlė kelis gaisrus ir sprogimus, o vienas pagrindinių jų taikinių buvo sandėlis, priklausantis mažmeninės prekybos milžiniai Wildberries. Tai įvyko po kelių ankstesnių atakų prieš Wildberries sandėlius, o prezidentas Volodymyras Zelenskis paaiškino, kad šios įmonės patalpos Rusijos naudojamos tiekti sankcionuotus komponentus dronų ir navigacijos įrangos gamybai. Šis veiksmas iš esmės paverčia Wildberries centrus pagristais kariniais taikiniais, o Ukraina aiškiai ketina ir toliau trikdyti šios įmonės veiklą, kol ji nuspręs liautis aktyviai remti Kremliaus karo mašiną. Pranešama, kad po Ukrainos dronų smūgio buvo sunaikinta keli sandėliai, o Volodymyras Zelenskis socialinėme tinkle X pasidalijo savo nuomonę apie šią ataką, rašydamas: "Mūsų tolimojo nuotolio sankcijos davė rezultatų prieš logistikos objektus ir naftos bazę. Dėkoju bepiločių sistemų pajėgų kariams, mūsų žvalgybos tarnyboms, raketų pajėgoms ir artilerijai, bei specialiųjų operacijų pajėgoms. Mes teisingai atsakome į kiekvieną Rusijos smūgį prieš mūsų miestus ir bendruomenes. Šis karas turi būti užbaigtas, ir tai manoma tik didinant spaudimą vieninteliai šio karo priežasčiai – Rusijai." Galima teigti, kad svarbiausias šio išpuolio poveikis nebuvo tikroji padaryta žala ar didelės remonto sąskaitos, kurias Kremliui teko padengti. Po to, kai keli jų objektai užsiliepsnojo, tai buvo psichologinis poveikis. Milijonai Maskvos gyventojų dar kartą susidūrė su skaudžia realybe, kad jų miestas nėra toks saugus, koks turėtų būti. Jie šiek tiek pajuto, ką Kijevo gyventojai buvo priversti kentėti daugelį metų. Tuo metu jų prezidentas Vladimiras Putinas liko sugėdintas. Po daugelio metų, kai gyrė savo šalies oro gynybą ir tvirtino, kad Maskva yra vienas geriausiai apsaugotų miestų pasaulyje,
Ir vėl Putino propaganda buvo paneigta, kai šimtai Ukrainos dronų lengvai prasiskverbė pro sostinės apsaugą ir įskrido į jos oro erdvę. Ir dar kartą Rusija pajuto karo ugnį ir įniršį savo namuose. Kuo daugiau įvairių smūgių vyksta, tuo labiau Rusijos visuomenė bus piktesnė ir labiau išsigandusi. Ir kuo labiau jie įsiunta, tuo labiau jie nusigręš nuo Putino. Matys jo populiarumą toliau mažėjant, kai vis daugiau buvusių jo rėmėjų reikalaus jo pašalinimo iš valdžios. Tuo tarpu Ukraina įrodė Liepos 19 naktį, kad turi galę ir išteklių smogti Rusijai pačiose svarbiausiose vietose. Kijivo dronai jau nebėra skirti tik kovoms fronto linijoje ar tiksliems smūgiams okupuotose regionuose. Jie gali nuskristi 100 mylių už sienos ir pasiekti Rusijos regionus, ir priešo gynyba akivaizdžiai nėra pakankama jiems sustabdyti. Ukrainos žmonės jau daugelį metų priversti miegoti su viena atmerkta akimi, nuolat gyvendami grėsmėje dėl oro atakų, kurios gali prasidėti bet kurią akimirką. Tuo tarpu rusai tokiuose miestuose kaip Maskva ir Sankt Peterburgas ruošiasi gyventi įprastą gyvenimą, žinodami, kad vyksta konfliktas, bet tikėdami, jog jis per toli, kad juos paveiktų. Galiausiai ta iliuzija buvo sugriauta. Dabar, jei norite pamatyti dar vieną neįtikėtinų karinių taktikų ir tikslumo analizę, spauskite vaizdo įrašą savo ekrane ir pasimatysime kitame mūšio lauke.